Šiandien didžiausios naujienos atkeliauja iš Rusijos. Čia Rusijos silpnybės palydovinės žvalgybos srityje ne kartą buvo atskleistos, dėl ko Maskvai teko patirti didelių karių nuostolių mūšio lauke. Šiame kontekste Rusija paleido itin pažangų ir potencialiai pavojingą naują šnipinėjimo palydovą į kosmosą, kuris gali pakeisti pasaulinės žvalgybos pusiausvyrą. Praėjusių metų gruodį Rusija iš Archanielsko kosmodromo Šiaurės Rusijoje paleido naują radarų žvalgybos palydovą į kosmosą. Šis paleidimas buvo 6 Sojuz misija 2025 metais, o bendras Rusijos paleidimų skaičius tais metais pasiekė 17. Naujai paleistas Rusijos radarų žvalgybos palydovas vadinamas Obzor Air. Jį sukūrė viena iš pirmaujančių Rusijos vidutinės klasės raketų ir kosminių aparatų gamybos organizacijų. Šis naujas palydovas atliks svarbų vaidmenį kosminėje žvalgyboje. Palydovas gali sudaryti itin detalius ir tikslius Žemės paviršiaus žemėlapius. Rusijos pareigūnai teigia, kad jis skirtas atlikti įvairias svarbias funkcijas, įskaitant aplinkos ir žmogaus sukeltų ekstremalių situacijų stebėjimą, geologiškai pavojingų procesų nustatymą ir mineralinių išteklių žvalgymo palaikymą. Tačiau jis taip pat gali būti naudojamas sienų stebėjimui ir strateginiai žvalgybai, todėl turi reikšmingą antrinį karinį vaidmenį. Kadangi Obzor Air palydovas buvo paleistas Rusijos gynybos ministerijos pavedimu, daugelis analitikų mano, kad tikrasis jo veiklos tikslas greičiausiai bus daugiausia karinio pobūdžio. Rusijos Obzor Air radarų palydovas buvo iškeltas į maždaug 650 km aukštį virš Žemės. Pagal gamintojo pateiktą informaciją, šis palydovas aprūpintas Kasatka Air radaru, kuris geba fiksuoti ryškius ir itin detalius vaizdus net ir sudėtingomis sąlygomis, tokiomis kaip debesys, dūmai ar lietus. Turėdamas maždaug 1 metro erdvinę raišką, Rusija gali daug efektyviau stebėti ir analizuoti Ukrainos transporto maršrutų, logistikos centrų ir gynybinių pozicijų judėjimą, taip žymiai sustiprindama savo operacinius pajėgumus kare. Be to, ši radarų sistema sukurta taip, kad galėtų atlaikyti trukdžius ar signalo slopinimą ir geba greitai keisti veikimo režimą programinės įrangos valdymu. Dėl to ji galės teikti nenutrūkstamą informaciją Ukrainos mūšio lauke be didesnių sutrikimų, padėdama Rusijos kariams priimti efektyvius ir greitus sprendimus net ir sudėtingose kovinėse situacijose. Be to, Obzor Air palydovas naudoja aktyviąją elektroninių būdų valdomą fazinę antenų gardelę, kuri veikia skaitmeninio spindulio formavimo technologijos pagrindu. Tai leidžia palydovui lankščiai stebėti skirtingas teritorijas be mechaninio antenos sukimo. Šios galimybės dėka Rusijos pajėgos gali gauti išankstinį perspėjimą apie galimas grėsmes iš aplinkinių teritorijų, žymiai padidindamos savo gebėjimą užkirsti kelią atakoms. Remiantis Ukrainos tyriamosios žurnalistikos portalo Tetstit duomenimis, iš visų Rusijos palydovų orbitoje tik 7 turi optinės žvalgybinės kameras, galinčias aptikti objektus, mažesnius nei 0,3 metro. Tai būtina norint gana tiksliai identifikuoti svarbiausią infrastruktūrą. Pasaulinės meteorologijos organizacijos duomenimis, Rusija planuoja iš viso paleisti 4 Obzor Air palydovus, dar 2 šiais metais ir dar vieną 2027. Kadangi dauguma šiuo metu aktyvių Rusijos palydovų žemoje Žemės orbitoje yra gana seni, šalis bando užpildyti šią pajėgumų spragą nauja Obzor Air palydovų serija. Atsižvelgiant į tai, kad Obzor Air palydovų eksploatavimo trukmė yra maždaug 5 metai, Rusijai sėkmingai paleidus visus 4 planuotus palydovus, ji galėtų išlaikyti visiškai veikiančią Žemės stebėjimo palydovų grupę ir taip užtikrinti nenutrūkstamas bei patikimas Žemės stebėjimo galimybės. Tačiau tarptautinės sankcijos, technologijų importo apribojimai ir ekonominis spaudimas, kylantis dėl Rusijos ir Ukrainos karo, gali reikšmingai paveikti šios palydovų programos įgyvendinimą ir jos tvarkaraštį. Apskritai Rusijai pavyko sėkmingai iškelti Obzor Air palydovą į Saulės sinchroninę orbitą, kas laikoma svarbiu šalies kosminių pajėgumų žingsniu į priekį. Vis dėlto, pasaulinės meteorologijos organizacijos duomenimis, palydovo veikla dar neprasidėjo, todėl šiuo metu neįmanoma tiksliai įvertinti jo realių veikimo rezultatų. Be to, dėl vakarų sankcijų sukeltų apribojimų ir ribotos prieigos prie būtinų komponentų, egzistuoja netgi tikimybė, kad palydovas susidūrė su tam tikromis techninėmis problemomis ir liko neveikiantis kosmose. Galiausiai, Rusijos sėkmė šiuose tyliose kosminėse varžybose priklausys nuo to, kaip sėkmingai jis sugebės įveikti vidinius technologinius ir ekonominius iššūkius.